Su šiuo vaizdo įrašu prisidarysiu problemų. Yra dalykų, kuriuos kiekvienas turintis disko išvaržą turėtų žinoti. Tai svarbu, nes padeda geriau pasirūpinti diskais, padeda gijimui, gydymui ir apsaugo nuo pablogėjimo, neleidžia išvaržai padidėti. Šiame vaizdo įraše pateiksiu visas rekomendacijas, kurias duodu savo pacientams. Taip pat pasakysiu, kas jau yra pasenę, ko jau nebenaudojama ir paaiškinsiu svarbius dalykus, kurie iki šiol kelia nesutarimų tarp gydytojų, tarp kineziterapeutų. Taip, su šiuo vaizdo įrašu aš tikrai prisidarysiu problemų. Šitas vaikinas yra išprotėjęs. Šis vaizdo įrašas yra suskirstytas į skyrius. Galite praleisti ar grįžti prie bet kurios dalies, kurią norite. Sutarta? Pradėkime kalbėdami apie tas akivaizdžiausias rekomendacijas, kurias beveik visi žino, bet svarbu apie tai pakalbėti, nes visada atsiranda kažkas, kas buvo blogai informuotas. Turėtumėte gerti daug vandens dienos metu. Hidratacija yra svarbi, nes mūsų stuburo diskai veikia kaip kempinė. Kai mes nespaudžiame diskų, kai gulime, ilsimės, diskai sugeria aplink esantį vandenį. Jie išlieka hidratuoti ir jiems reikia šio vandens, kad būtų sveiki. Kai mes per dieną neišgeriame daug vandens, nesusidrėkiname pakankamai, diskai nesugeba pasisavinti vandens ir lengviau suserga. Kitaip tariant, be vandens jums dažniau pasireikš disko išvaržos paūmėjimai ir yra didesnė tikimybė, kad išvarža pablogės, padidės. Ir tada jūs manęs klausėte, daktare Aleksandrai Motai, kiek vandens turėčiau gerti, kiek yra idealu? Čia nėra stebuklingo skaičiaus. Daugelis žmonių sako, kad reikia gerti 35 ml vandens kiekvienam kūno svorio kilogramui. Kitaip tariant, jei sveriate 100 kg, turėtumėte išgerti 3,5 litro vandens. Bet, mano manimu, daug lengviau ir praktiškiau yra išsiugdyti įprotį gerti vandenį. Visada nešiokitės buteliuką vandens ir kas 15 minučių, daugiausia kas pusvalandį, išgerkite kelis gurkšnius. Galite nustatyti žadintuvą telefone ar laikrodyje. Suskambėjus žadintuvui, išgerkite kelis gurkšnius. Tiek, kiek jums patogu. Tiek, kiek jaučiatės gerai. Labai greitai pamatysite, kad jums nebereikės žadintuvo. Pradėsite jausti poreikį atsigerti vandens. Ir tai padarys neįtikėtiną skirtumą dienos pabaigoje ir skausmo dažnyje. Pamatysite, kad skausmą jausite rečiau. Tai tiesa. Kalbant apie fizinį aktyvumą, mūsų stuburui reikia judėjimo, kad išlaikytume sveikatą ir padėtume pagerinti ar net išgydyti disko išvaržą. Taigi, pagrindinė taisyklė yra tokia. Pradėkite arba tęskite fizinę veiklą, kurią darote su gera priežiūra, geru kūno kultūros specialistu. Kai patirite skausmo krizę, ūmią fazę, kai skausmas didžiausias, sunkiausia laikotarpį, galite kelioms dienoms sustoti. Tačiau, kai tik skausmas sumažėja, grįžkite prie savo jėgos treniruočių, prie savo fizinės veiklos. Fizinio ugdymo specialistas žinos, kaip dozuoti ir pritaikyti pratimus jums. Paprastai mes grįžtame su puse tos apkrovos, kurią darėme anksčiau. Ir kai jaučiamės geriau, saugiai didiname krūvį. Nesijaudinkite, jūs neprarasite pusę savo pasiekimų. Jūs grįšite saugiai ir pamatysite, kad pasieksite ankstesnį lygį daug greičiau. O dabar tiems, kurie dar neužsiema fizinę veiklą, reikia pradėti. Ir man visada užduoda klausimą, daktare Aleksandrai Motai, ar vaikščioti gerai, ar galiu vaikščioti? Aš prašau teikti pirmenybę dinamiškesniai fiziniai veiklai, kuri apimtų daugiau judesių, ypač stuburo judesių. Pagalvok kartu su manimi. Mūsų stuburui reikia judrumo, sąnarių judėjimo ir stiprių raumenų, kad sumažintų spaudimą diskams. Taigi, vaikščiojimas nėra toks geras, nėra idealus, nėra toks geras kaip jėgos treniruotės, pilatesas, vandens aerobika, šokiai, plaukimas. Tai veiklos, kurios suteikia stuburui įvairių judesių. Kai mes vaikštome, mes mažai judame. Beveik atliekame pasikartojantį judesį. Dabar, jeigu tavo mieste nėra galimybės užsiimti tinkamai vedama ir prižiūrima fizinė veikla, ir jeigu vaikščiojimas nekenkia tavo stuburui, priešingai leidžia jaustis gerai, palengvina stuburą, tu turi vaikščioti ir pirmin. Tie, kurie turi disko išvaržą, žino, kad rytas yra blogiausias metas. Tai laikas, kai skausmas didžiausias, kai stuburas dažniausiai labiausiai sustingsta, kai sustiprėja tas jausmas, kad stuburas sužeistas. Prisimeni, sakiau tau, kad diskai veikia kaip kempinė.
kad jie sugeria vandenį, prisipildo, kai mes gulime, kai ilsimės. Taigi ryte, kai mes pabundame, tai yra laikas, kai diskas yra aukščiausias, labiausiai prisipildęs. Todėl daug lengviau suspausti nervą, kuris jau yra sudirgęs. Geriausia, ką galime padaryti, tai paruošti stuburą dienos pradžiai. Tai tarsi mes suteptume arba atpalaiduotume stuburą, kad išvengtume šio skausmo, to užsiblokavimo, kuris dažniausiai vyksta ryte. Yra rutina, seka, kurią aš jau daugelį metų mokau savo pacientus. Jūs pradėsite atsigulę ant pilvo. Lėtai apsiverskite, neskubėdami ir likite jums patogioje padėtyje. Šioje padėtyje jūs 30 sekundžių kvėpuosite lėčiau. Jauskite kvėpavimą, atpalaiduokite stuburą. Sukurkite erdvės. Po 30 sekundžių atsiremkite alkūnėmis. Toliau kvėpuokite ir dar galite judinti galvą aukštyn ir žemyn, žiūrėdami į priekį, žiūrėdami žemyn. Tai padės ne tik juosmens ir krūtinės daliai, bet ir kaklo stuburui dar 30 sekundžių. Galiausiai atliksite šį judesį. Štai, padėkite rankas pečių aukštyje, kojas nuleiskite nuo lovos, atpalaiduokite stuburą ir ištieskite rankas tiek, kiek jums patogu. Ištieskite ir grįžkite. Tai darysite dar 30 sekundžių arba pakartosite 10 kartų. Šie 3 judesiai daugumai žmonių yra daugiau nei pakankami, kad būtų išvengta skausmo priepuolių, užsikirtimų ir šio diskomforto, to jausmo, tarsi dieną stuburas būtų sužeistas. Man labai patiko. Štai čia prasideda kova. Tai nėra stiprus stuburas ir taip jo nesustiprinsite. Stiprus stuburas yra tas, kuris turi atramą, kuris yra stabilus. Raumenys, kurie iš tikrųjų saugo mūsų stuburą, yra daug gilesni, jie yra arčiau paties stuburo. Kad būtų aiškiau, šie raumenys judina stuburą, šie raumenys saugo stuburą. O nežinojimas to daugeliu žmonių kenkia. Sukelia nugaros skausmo priepuolius, pablogina disko išvaržą ir priverčia atsisakyti fizinio aktyvumo. Ir jei neturite gero kūno kultūros specialisto ar gero pilateso instruktoriaus, kuris padėtų jums stiprinti stuburą, aš jau esu sukūręs keletą vaizdo įrašų, kuriuose rodau, kaip stiprinti stuburą namuose. Tai yra vaizdo įrašų serija, kurią palieku čia, kortelėje, ir taip pat paliksiu aprašyme, kad jums padėčiau. Gerai? Žinoma, anksčiau buvo sakoma, kad tie, kurie turi stuburo išvaržą, negali avėti batų su kulnais, nes tai apkrauna juosmeninę dalį. Ir juo labiau negalima buvo avėti batų su mažu amortizavimu, kad apsaugotum stuburą nuo smūgio. Tačiau tai nelabai logiška. Pirmiausia todėl, kad daugeliu žmonių avėti aukštakulnius ar aukštesnius batus padeda išlaikyti normalią juosmens kreivę. Tiems žmonėms avėti žemus batus padidina skausmą. Taigi, jei dirbate stovėdamas, pavyzdžiui, esate pardavėjas, ir jei avite žemesnius batus, tai jums sukelia daugiau skausmo. Kaip aš galiu tau liepti avėti tai, kas tau sukelia skausmą? Taigi, galite avėti aukštakulnius arba aukštesnius batus, jei tai jums tinka. Bet supraskite, kad tai tarsi ramentas. Jūs naudosite juos tik kurį laiką. Kai jūsų stuburas pagerės, galėsite avėti žemesnius batus ir tada jau bus laikas pakeisti batus. Antra, smūgis padeda stiprinti diskus. Yra daug tyrimų, kurie rodo, kad bėgikų, tų, kurie bėgioja, stuburo diskai yra daug stipresni, sveikesni. Be to, batai, sportbačiai su labai daug paminkštinimo, labai minkšti. Daugeliu žmonių nesuteikia tvirtumo pojūčio. Aš esu vienas iš tų žmonių. Kai aš avi labai minkštus, labai paminkštintus batus, atsiranda jausmas, lyg vaikščiočiau debesyse. Atrodo, kad žengiu ant čiužinio. Ir automatiškai mūsų kūnas elgiasi taip, lyg bandytų išlaikyti pusiausvyrą. Laikysena pasikeičia ir raumenų įtampa taip pat pasikeičia. Jie pasiruošia veikti, pasiruošia bet kada imtis veiksmų. Taigi, nepamirškite klausyti savo kūno ir rinktis avalynę, kuri leidžia jums jaustis gerai, kuri sumažina jūsų jaučiamą skausmą. Avalynė yra tam, kad suteiktų jums komfortą. Kaip sakoma, kiekvienas žino, kur spaudžia batas. Aš supratau aliuziją. Ypač tie, kurie dirba sėdėdami, turi daryti pertraukas. Idealu būtų dirbti 25 minutes
ir daryti 5 minučių pertrauką. Daugiausia dirbti 50 minučių ir daryti 10 minučių pertrauką. Daugelis tai žino, bet ką pastebiu. Mažai kas kalba, kad tai neturi būti bet kokia pertrauka. Ji turi būti aktyvi pertrauka. Tai nėra tiesiog atsistoti nuo kompiuterio ir atsisėsti ant sofos. Taigi per pertrauką atsistok, pajudėk, pripilk vandens butelį ir atlik šiuos 2 judesius. Atsistojęs, uždėk rankas čia už nugaros ties juosmeniu. Geriausia, jei pirštai susiliečia. Nesulendamas kelių, pasilenk atgal, kol pajusi malonų tempimą priekyje, ties stuburu. Pasilenk ir grįžk atgal. Tai daryk 10 kartų be jokių pastangų. Svarbu tik pajusti tempimą be skausmo. Tiesiog tą išsitempimo jausmą. Padarei 10 kartų. Atsisėsk ant kėdės, gali būti tvirtesnė kėdė. Svarbiausia, kad visa tavo nugara nuo sėdmenų, nuo kryžkaulio iki viršaus būtų prigludusi prie kėdės atlošo. Sunerk pirštus už kaklo. Palenk alkūnės į priekį ir tiesiog atsilošk. Pajusi, kaip tempėsi kaklas, krūtinės stuburo dalis ir net juosmens sritis. Eik tiek, kiek gali išsitempti, o kaip gera. Ir grįžk atgal. Padaryk tai 10 kartų. Tai svarbu, norint sumažinti spaudimą visame stubure, sumažinti raumenų įtampą ir palengvinti raiščių tempimą bei įtampą. Kiekvienas kartas vis geresnis už ankstesnį. Anksčiau buvo kalbama apie taisyklingą laikyseną. Turėjai visą laiką sėdėti taip, turėjai gulėti taip, turėjai sėdėti taip, keltis taip. Bet dažniausiai girdžiu žmonės sakant, daktarė Aleksandrai Motai, jei aš sėdėsiu taip, tada ir prasideda skausmas. Arba, daktarė Aleksandrai Motai, jei aš gulėsiu taip, negaliu užmigti. Arba, aš net bandau sėdėti, keltis taip, bet jei darau taip, mano stuburas užsiblokuoja. Jau sakiau, kad mūsų stuburui reikia judėjimo. Taigi nereikia būti tik vienoje padėtyje, reikia keisti padėtį kas tam tikrą laiką. Ir tai yra natūralu, fiziologiška, normalu mūsų kūnui. Jei stebėsite žmonės eilėje, pavyzdžiui, pamatysite, kad visi keičia padėtį. Keičia atraminę koją, šiek tiek pasisuka į šoną, truputį pajuda, atsiremia į pirkinių vežimėlį arba kai miegame, mes keičiamės pozo kelis kartus per naktį, automatiškai, net nepastebėdami. Taigi čia taisyklė yra tokia. Sėdėdamas darysi mažus judesius. Atsisėsk šiek tiek labiau į priekį arba šiek tiek atgal. Sukryžiuok arba atkryžiuok kojas. Atsiremk alkūnę arba abiem alkūnėmis į stalą. Daryk šiuos mažus judesius, nes tai atneš pokyčių. Pagerins atramos tašką, suteiks poilsio diskams, pagerins sąnarius ir taip pat suaktyvins skirtingus raumenis. Tai padeda sumažinti tą skausmą dienos pabaigoje. Kai guli ar keliesi, daryk taip, kaip tau mažiausiai skauda. Nors daugumai žmonių padeda apsisukti ant šono, nuleisti kojas nuo lovos, lėtai atsisėsti, pasinaudojant rankomis. Tu gali prisitaikyti, pakeisti eiliškumą ir daryti taip, kaip tavo kūnui geriausia, kad tau būtų mažiausiai skausmo. Iki šiol viskas aišku. Iki šiol supratau. Kitas dalykas, dėl kurio daugelis žmonių klaidingai patarė, yra miegojimo padėtis. O juk miego kokybė yra labai svarbi mūsų stuburui. Būtent miego metu stuburas ilsisi, diskai prisipildo skysčių, maitinasi ir atsistato. Ir tada atsiranda tie pasenę patarimai. Turite miegoti ant nugaros, be pagalvės po galvą, su pagalvė po keliais, arba miegoti ant šono, su pagalvė po galvą ir kita pagalvė tarp kelių. Arba negalima miegoti hamake, reikia miegoti lovoje. Tai buvo sakoma galvojant tik apie stuburo padėtį, tarsi turėtumėte miegoti su tiesiu stuburu. Bet visų pirma, mes judame, kai miegame. Taigi, absoliučiai daugumai žmonių rūpintis padėtimi, kurioje užmiegate, yra beprasmiška. Nes kai tik užmiegate, jūs pakeisite savo padėtį. Antra, mums svarbiausia yra miego kokybė. Mūsų stuburui svarbiausia yra miego kokybė. Taigi, svarbiausia, miegokite jums patogiausioje padėtyje. Nesvarbu, ar tai būtų lova ar hamakas. Rūpinkitės tuo, kad miegotumėte taip, jog greičiau užmigtumėte, miegotumėte giliau, rečiau nubustumėte naktį ir atsikeltumėte jausdamiesi pailsėję, energingi.
Labai svarbus patarimas, ypač tiems, kurie turi tarpslankstelinio disko išvaržą. Prieš miegą skirkite 2 minutės keliems judesiams, kurie pašalina visą per dieną susikaupusią įtampą mūsų stubure. Tai padės jums greičiau užmigti, padės turėti gilesnį miegą ir galbūt netgi pabusti be skausmo. Aš parodau, kaip tai padaryti šiame vaizdo įraše. Tiesiog spustelėkite čia ekrane. Ir jei šiandien galėsiu tau padėti, jei sužinosi ką nors naujo, pasidalink šio vaizdo įrašu su žmogumi, kuris turi disko išvaržą. Tik tiek tavęs prašau. Padaryk taip, kad šis vaizdo įrašas pasiektų tuos, kuriems jo reikia. Tuo ir baigiu. Siunčiu didelį apkabinimą ir iki kito karto.